Kristui. Noriu pradėti šį mūsų, pavadinkime, adventinio susikaupimo vakarą. Noriu pakviesti mūsų mielą Angelę su Audra pradėti giesmę, kad mus nuteikti tinkamai, būtent dėkojimo Dievui giesmę, ir po to aš pratęsiu. Ačiū tau, kad pasilenkei prie manęs, tu, kuris gyveni neprieinamoj šviesoje. Šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau. Šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau. Šlovinu žodį tapusi kūnu, šlovinu tavo gailestingumą, šlovinu Dievą gimusį žmogum dėl mūsų, kūdikį silpną, meilę galingą, šviesa į mūsų tamsą atėjai. Ačiū tau, tikras Dieve ir tikras žmogu, šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau. Šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau. Šlovinu žodį tapusi kūnu, šlovinu tavo gailestingumą, šlovinu Dievą gimusį žmogum dėl mūsų, kūdikį silpną, meilę galingą. Liepsnai mūsų šaltį atėjai. Ačiū tau, tėvo mylimas sūnau, šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau. Šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau. Šlovinu žodį tapusi kūnu, šlovinu tavo gailestingumą, šlovinu Dievą gimusį žmogum dėl mūsų, kūdikį silpną, meilę galingą. Šlovinu žodį tapusi kūnu, šlovinu tavo gailestingumą, šlovinu Dievą gimusį žmogum dėl mūsų, kūdikį silpną, meilę galingą. Labai ačiū, Angelė. Iš tiesų, šioje giesmėje, jeigu mes įsiklausome ją, yra visų rekolekcijų mūsų šitų esmė. Tai jau kas jaučiat, kad užtenka jau mąstymą, tai galite dabar apsisukti, eiti į namus ir mąstyti toliau. Aš pabandysiu paprastesniais žodžiais prabilti
Nežinau, kiek iš jūsų buvot bažnyčioje, aš ten bandžiau tokią dar įžangą daryti, bet turbūt nepristatinėsiu pačios idėjos iš naujo, ateis laikas ir tam, bet dabar noriu pratęsti su mintimis iš mūsų katalikų bažnyčios katekizmo, kad Dievas pasitinka žmogų. Aš bažnyčioje kalbėjau apie tai, kad žmogus pajėgus pažinti Dievą ir jisai ieško Dievo, ar ne? Bet tuo pačiu Dievas pasitinka žmogų. Ir pirmiausia, tai jis pasitinka per išrinktosios tautos istoriją. Kaip mes meldžiamės mišių metu, kartais yra tokia malda, kaip per neklusnumą jis tavo draugystę prarado, jo nepalikai mirties valdžioje. Žmonėms tu sandorą siūlei ne kartą. Kas yra sandora, trumpai priminsiu, tai yra valdovo, suvereno, galima sakyti, sutartis su pavaldiniu. Bet aišku, kad tai nėra sutartis kaip su savo lygiu. Tai Dievas sudaro sandorą, pradžioje, aišku, buvo Adomas, ar ne, kuris nusidėjo nepaklusdamas Dievui, valgydamas nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, nuo kurio buvo uždrausta valgyti. Mes dabar pažindami gėrį ir blogį, bet nepažįstame savęs. Taip pat vėliau, kai žmonija buvo labai sugedusi, Dievas siuntė, pagal Bibliją siuntė tvaną, išskyrus vieną žmogų, kurį išsirinko tam, kad jisai išgelbėtų žmoniją, išgelbėtų kūrinyje, būtent Nojų. Mes tą istoriją esame girdėję. Tvanui pasibaigus, Dievas sudarė sandorą su Nojumi, parodydamas vaivorykštę ir sakydamas, kad daugiau niekada tvano vandenys visos žemės nesems. Bet aišku, to irgi nepakako, tada buvo, jeigu skaitome pradžios knygą, pradžioje sandora su Abromu. Abromas pradėjo, galima sakyti, asmeninę sandorą su Dievu, bet kurią paskui tęsė jo vyriškos giminės palikuonys apipjaustymu, jo sūnus ypač Izaokas, Jokūbas. Ir mes laiške Žydams skaitome, kad daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sukūrė pasaulius. Taigi, tų visų sandorų prieš tai buvusių neužteko, reikėjo naujos sandoros. Reikėjo sandoros, kurią galima sudaryti ne tik tai žydų tautai, bet ir kiekvienos tautos žmogui. Dėl to dabar prieš pratęsiant apie žmogaus atsaką Dievui, noriu dar vienos giesmės angelės, kuri paminė mums Dievo žmonės einančius link Dievo. Dievo žmonės, jums palaima ši, Dievo žmonės, jums viltis ir laisvė kely, į erdves plačiasias į tolius neregėtus, kely į tėvo namus, kur baimės nėra ir šviesa amžina, kely Dievo rankų duotam,
kely. Dievo žmonės Kristaus širdimis, Dievo žmonės viešpats su jumis, kely tėvo namus, kely tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus. Dievo žmonės Kristaus širdimis, Dievo žmonės viešpats su jumis, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į erdves plačiasias, į tolius neregėtus, kely į tėvo namus, kur baimės nėra ir šviesa amžina, kely Dievo rankų duota, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus, kely į tėvo namus. Giliai leidus pasinaudosiu jos tekstas ir mūsų rekolekcijoms. Tie Dievo žmonės kely į tėvo namus, Kristų širdimis, man pirmiausia yra, kaip jau minėjau prieš tai, išrinktoji Dievo tauta, kurie buvo kely ir tas Kristus, patektasis Mesijas, iš tiesų, pirmiausia, skirtas žydams, ar ne pats Jėzus sakė, išganimas ateina iš žydų. Ir aišku, toks jau ryškiausias jų atstovas mūsų tikėjimo kalbantis, aš jau truputį užsiminiau apie jį, tai yra Abraomas. Tačiau naujame, pradedant Naująjį testamentą, viena mergaitė, paauglė, labiausiai atsiliepia į viešpatės kvietimą savo tikėjimą, ir tai aišku yra mūsų viešpatės ir mūsų tuo pačiu motina. Jos vardas Marija, aš apie jos vardą vėliau truputį pakalbėsiu, bet katekizmas sako, mergelė Marija tobuliausiai pakluso tikėjimui. Tikėjimui Marija priėmė angelo Gabrieliaus atneštą žinią ir pažadą, patikėjusi, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Ir pati sutiko, štai aš viešpatės tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Elzbieta ją pasveikino, laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. Ir jos pačios žodžiais dėl to tikėjimo visos kartos vadins ją palaiminta su šios giesmės žodžių. Tada paprašysim Angelę pagiedoti dar vieną giesmę. Ir čia jinai pati yra pririnkusi visokių Marijos paveikslų su ta giesmė susijusiu, aš tikiuosi, kad garso nebus iš kompiuterio, mums netrukdys, aš paleisiu tuos ir mes pagaliau pradėsime pagrindinę rekolekcijų temą. Visa
priklausanti jam. Tu platesnė už dangų, nustebę angelai, žmoguje telpa tai, ko dangus nesutalpins, dangus nesutalpins, net dangus nesutalpins, dangus nesutalpins, net dangus nesutalpins, visas dangus nesutalpins. Tylioji Dievo buveinė, neapglėbiama apglėbus, nustebę angelai. Tavyje telpa tai, ko dangus nesutalpins, dangus nesutalpins, net dangus nesutalpins, dangus nesutalpins, net dangus nesutalpins, visas dangus nesutalpins. O švelnioji, visa priklausanti jam, Dievą įsčiose nešioji, nustebę angelai. Tyrasis viešpaties inde, vardus išganimui atvėrus, ant tavo rankų ilsis pats visatos kūrėjas, nustebę angelai. Tavyje telpa tai, ko dangus nesutalpins, dangus nesutalpins, net dangus nesutalpins, dangus nesutalpins, net dangus nesutalpins, visas dangus nesutalpins. Taigi, vis dėlto čia buvo tik tai įžangos, aš tikiuosi jos neprailgo, bet pagrindinė šių rekolekcijų tema, bent pagal tai, kaip yra sumanyta, yra pagal Viešpaties angelo maldą. Ir pradžioje aš truputį, man pačiam buvo atradimas, ką paskaičiau apie šios maldos istoriją Bernardinai LT.
Tai truputį tą jau ranką užsirašiau. Aš manau, kad ir jums įdomu šiek tiek, ar ne? Ar žinot? Reiškia, viskas prasidėjo nuo 13 amžiuje, 3 varpo dūžių vakare miestuose gesinant ugnį ir uždarant vartus. Ir pranciškonai prie to pakvietė žmonės kalbėti Sveika Marija maldą. Jaunai, aišku, buvo susiformavusi, tai 13 amžiuje, skambant varpui. Prieš tai, yra tokia giedama buvo pranciškonų antifona, toks posmas Marijai, Angelus locutus est Marija, angelas kalbėjo Marijai. Tai va, po to jau 14 amžiuje, 1318 metais popiežius Jonas 22, priminsiu, kad Vatikano antrą susirinkimą pradėjo popiežius 23, tai galbūt irgi šiek tiek simboliška. Net tas 22 davė 60 dienų atlaidų, kalbantiems, reiškia tą būtent Sveika Marija vakare, skambant varpui. 14 amžiuje taip pat jau atsirado tradicija ryto varpams skambant, kalbėti Tėve mūsų ir 3 Sveika Marija. Ir tada galiausiai jau 15 amžiuje, 1456 metais, popiežius Kalikstas III liepė vidurdienį kalbėti Tėve mūsų ir 3 Sveika Marija, prašant užtarimą prieš turkus, kurie tuo metu buvo apsupę Belgrado dar krikščionišką miestą. Belgradas, žinom, yra Balkanuose, berods Serbija, jeigu neklystu. Ir, žodžiu, tai yra susijęs su varpų skambinimu. Bet šioje maldoje iš tiesų yra visas mūsų tikėjimas į Kristaus įsikūnijimą, ką mes ir iš tikrųjų išreiškėme kalėdų šventimui ir aišku adventų kaip laukimų kalėdų. Taigi šį vakarą mes turėtume pamastyti apie pirmąjį kreipinį Viešpaties angelas apreiškė Marijai, paskui jau rytoj pratęsti per rytinės mišias. Tik dabar, aišku, būna visokių idėjų apie angelus. Žmonės kartais susikūrė kultą, tai angelai tampa svarbesni už patį Dievą, ką jau kalbėti apie Jėzų Kristų įsikūnijusių Dievą. Bet krikščionis irgi turi savo tikėjimą į angelus, kuris yra paremtas ir tikėjimo žydų tradicija, galbūt daugiau kreipiant dėmesį į šventojo rašto tekstus, nes jų tradicijoje yra daug daugiau visko. Aišku, ir krikščionių tradicijoje, bet aš sąmoningai nenoriu plėstis tą temą, bet pažiūrėti, ką katekizmas mums kalba apie angelus. Tai pirmiausia, kalbant apie tai, ką mes turime tikėjimo išpažinime, apaštalų, tas trumpesnis, sako, kad Dievas yra dangaus ir žemės kūrėjas. O tas jau platesnis Nikėjos Konstantinopolio paaiškina regimosios ir neregimosios visatos. Taigi, čia prie to dangus ir žemė įeina taip pat ir angelai. Dangus kaip Dievo pasaulis, angelų pasaulis ir žemė kaip žmonių pasaulis. Kas yra angelai? Šventasis Augustinas apie juos sako, kad angelas reiškia ne prigimtį, o vaidmenį. Jis sako tokiais žodžiais, tu paklausai, kaip ši prigimtis vadinasi, dvasia. Tu paklausai, koks jos vaidmuo, angelas. Angelas, prieisim ir prie to, pagal tai, kas jis yra, tai dvasia, pagal tai, ką veikia angelas. Angelai visa savo esybė yra Dievo tarnai ir pasiuntiniai. Pats žodis tai reiškia, angelos reiškia pasiuntinys. Kadangi, kaip Jėzus sako, jie visuomet regi mano dangiškojo tėvo veidą.
ir jie vykdo įsakymą, kaip giedame psalmėje 103, paklusnus jo tartam žodžiui. Tačiau mums krikščionėms svarbu žinoti, kad Kristus yra angelų pasaulio centras. Angelai yra jo. Kai kalbame apie antrą Kristaus ateimą, kurio mes taip pat advento metu laukiame, ne vien Kalėdų, bet ir antro Kristaus ateimo. Sako, kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje, kartu su juo visi angelai. Čia iš Evangelijos pagal Matą. Jie yra jo, nes sukurti jo ir jam. Ir laiške Kolosiečiams, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima. Ir čia toliau minimi įvairios angelų grupės pagal žydų, taip vadinama, eschatologija. Ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Čia paminėti 4, bet yra žydų tradicijai 7 berods, kiti kalba, kitos knygos apie 9, bet, sakau, mums tai nėra esmė ir tai nėra būtent tos visos tradicijos nėra įtrauktos į šventąjį raštą. Dar laiškas žydams sako, argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Bet mums, aišku, įdomiausia dabar ne bendrai angelai, bet būtent 3 archangelai. Čia tas reiškia tokį aukštesnį laipsnį, kaip pas mus arkivyskupas yra, ar arkivyskupija, ar ne. Nors ir tas pats, kas vyskupija, bet tarsi titulas aukštesnis, ar ne. Tai yra šventajame rašte 3 archangelai, mes juos švenčiame, atskirą šventę. Ir Rafaelis, Mykolas ir Gabrielius. Ir būtent Gabrielius, kuris atneša žinią tiek Jono Krikštytojo tėvui kunigui Zacharijui šventykloje, tiek ir mergelė Marijai. Ir taip pat dar apie angelus, taip susumuojant, katekizmas sako, jų šlovinimo giesmė Kristui gimus nesiliauja skambėjusi bažnyčios šlovinime. Garbė Dievui aukštybėse, ką mes per iškilmingas mišias giedame, ar ne, per sekmadienį arba švenčių iškilmę. Garbė Dievui aukštybėse, tai yra Kristui gimus angelų giesmė piemenų matoma. Jie globoja Jėzus kūdikystę, tarnauja jam dykumoje, stiprina alyvų kalno agonijoje, kai jis galėtų būti jų išgelbėtas iš priešų rankų, kaip kadais Izraelis. Bet jis to neprašo, jis tik tai stiprinamas yra. Taip pat angelai skelbia gerą įsikūnijimo naujieną ir Kristaus prisikelimą. Gal tiek apie angelus, dar paprašysim vieną angelės pagiedoti vieną giesmę. Aš norėčiau, kad tie žodžiai būtų matomi, bet jūs turbūt reikės išdidinti. Aš pats naisiu tenai. Marija, ar žinai, tai yra vertimas, bet labai graži giesmė ir tada pakalbėsim po to šiek tiek apie Marijos vardą. Marija, ar žinai, tavo kūdikis vieną dieną vandeniu vaikščios. Marija, ar žinai, tavo kūdikis sūnus ir dukras išgelbės. Ar žinai, tavo kūdikis sutvėrė tave naujai ir pašlovinta tu būsi sūnaus, kurį pagimdei. Mergelė, ar žinai, tavo kūdikis išgydys aklą žmogų. Mergelė, ar žinai, tavo kūdikis nutildys audrą mostų. Ar žinai, tavo kūdikį lydi angelų pulkai, kai bučiavai šį kūdikėlį, Dievo veidą bučiavai. Marija, ar žinai,
Marija, ar žinai, Marija, ar žinai, Marija, ar žinai, Marija, ar žinai, Marija, ar žinai, Marija, ar žinai. Akli regės, kurti išgirs, numirę vėl gyvens. Raiši šuoliuos, nebyliai prabils ir šlovins į giesmę. Marija, ar žinai, tavo kūdikis, dangaus ir žemės viešpats. Marija, ar žinai, tavo kūdikis, didis tautų valdovas, avinėlį bedėmės mums atsiuntė dangus, ant tavo rankų miega didysis aš esu. Aš esu. Marija, ar žinai, Marija, ar žinai, Marija, ar žinai, Marija, ar žinai, Marija, ar žinai. Čia aš uždėjau Marijos vardo monogramų, kurios buvo pradėtos naudoti, aišku, kai išplito tas kultas Marijos vardui, kuris buvo iš tikrųjų šiek tiek pirmesnis buvo Jėzus vardo kultas, tai po to ten bus ir Jėzus vardo tų monogramų. Žodžiu, tas pamaldumas siekia viduramžius. Liturginę šventę visoje vakarų bažnyčioje įvedė palaimintasis popiežius Inocentas XI po pergalės prieš turkus Vienoje 1683 m. rugsėjo 12 d. Dabar pats vardas. Lietuviškai mes sakom Marija su J, labai panašiai yra lotyniškai Marija, tik tai be J, A, Marija. Ir jis yra verstas iš hebrajiško Miriam, greičiausia. Mes, aišku, tą vardą žinome švento rašto ir kita moteris, vienintelė kita moteris, kuri turėjo tą vardą, tai buvo Mozės sesuo. Mozės, kuris išvedė žydus iš Egipto nelaisvės. Ir dar svarstant kalbininkams to vardo kilmę, tai jie mano, kad tas vardas galimai yra egiptiečių kilmės, sudarytas iš veiksmažodžio mylėti šaknies. Todėl jai galima drąsiai taikyti giesmės žodžius mylimoji be jokios dėmės. Arba kaip angelas Gabrielius ją vadino pilna malonės. Marija yra bažnyčios pirmavaizdis. Bažnyčios kaip Kristaus surinktų žmonių bendruomenės. Mes savo tradicijoje sakome, kad tai, kas įvyko su Marija, ypač turint omenyje jos paėmimą į dangų, laukia visos bažnyčios. Sužadėtinė, kurią Dievo malonė iš nemylimos pavertė mylimąją pagal pranašo Ozėjo knygą. Ir taip pat, aiškinant Marijos vardą, buvo tradicijoje įvairių aiškinimų. Štai pavyzdžiui, į graikų kalbą verčiam tas vardas Miriam, hebrajiškas verstas kaip Marijan, analogiškai sirų ir ramėjų kalbos žodžiai Mariam, tik tai galia M, o ne N
graikiškai N. Vienu žodžiu, šitų įvairių variantų, bet aš noriu eiti prie reikšmės to vardo. Taigi, kai kurie Biblijos tyrinėtojai tame varde mato hebrajiškus žodžius mar, kuris reiškia kartus, ir jam, kuris reiškia jūra. Ir aišku, ši reikšmė galėtų išreikšti jos kančią prie kryžiaus skausmingoje, tas taip artimas mums lietuviams siužetas. Aš nežinau kodėl, bet kiekvieną kartą matydamas Pietą, gal dėl to, kad mūsų liaudė yra tų koplytstulpių, bet aišku ir gražesnė meniškai, man kažkaip labai jautriai visada priimu būtent tą siužetą, nors šiaip laikau save vaizdiniam menui mažiau jautriam negu kitoms meno rūšims. Ir daugybė sielvartų ašarų. Kitas žodžio mar aiškinimas gali reikšti, kad Marijos vardas reiškia jūros lašą. O šventasis Jeronimas, pirmasis vertėjas šventų rašto į lotynų kalbą, tikras mokslininkas, ne veltui vertėjai, turi savo globėjų ir per švento Jeronimo šventę sveikiname vertėjus. Lotyniškai pavertė jį stille maris, kuris pagal panašumą buvo vėliau pakeistas į stelle maris, kuris reiškia jūrų žvaigždė. Iš to kilo populiarus Marijos tas titulas jūros žvaigždė. Tai štai vienas pranciškonų teologas, šventasis Bonaventūras, labai gražiai apjungė tas visas reikšmes, suteikdamas jam dvasinę prasmę, sako, šis švenčiausiasis, mieliausias ir pagarbos vertas vardas puikiausiai tiko tokie šventai, mielai ir vertai mergeliai. Marija reiškia karčią jūrą, jūrą žvaigždę apšviestą arba apšviečiančią. Taip pat Marija yra aiškinama kaip ponia. Marija yra karti jūra demonams, vyrams ji yra jūros žvaigždė, angelams ji yra apšviečiančioji, o visoms būtybėms yra ponia. Čia atrodo vis dar Bonaventūros mintis. Tačiau kitas teologas, kuris ilgus šimtmečius buvo laikomas kaip bažnyčios mokymo etalonu, pagrindinių teologų šventasis Tomas Akvinietis, dominikonas, panašiai aiškino, kad Marija reiškia jūros žvaigždę, nes kaip jūrininkus į uostą veda vandenino žvaigždė, taip krikščionis pasiekia šlovę per Marijos motinišką užtarimą. Taigi, nors, kaip sakiau, mokslininkai diskutuoja įvairiai apie tas reikšmės, bet mums svarbi ir tradicija. Dėl to iš tiesų šį vakarą aš daugiau ir nesu pasiruošęs, nes toliau kitus pratęsti mąstymą apie Viešpaties angelą ir tuo pačiu šiek tiek apie Sveiką Mariją maldą, galvoju kitomis dienomis per mišias, kad teks kalbėti, bet dabar norim tada aš uždėsiu dar žodžius liaudiškos giesmės Marijos vardas ir mes galbūt kai kurie pirmą kartą, gal kiti ne pirmą, bet ne taip dažnai giedam, pabandysim ją kartu pagėdoti, bet jinai labai gražiai tas visas reikšmės apima mūsų motinos Marijos. Marijos vardas lyg dangaus malonė, aukštybei skamba, aidi žemės kloniais. Kilniajam vardui garbę atiduokim, kuo nuoširdžiausiai giesmeles giedokim. Marijai vardą Dievas pats parinko, tas šventas vardas jai labiausiai tinka. Aušros jis reiškia šviečiančią žvaigždelę, audringos
džiaugsmą brangų, jis gina sielą nuo pikto žabangų. Nors ir pagundos didelės užplūsta, Marijos vardą tarki ir pražūsta. Čia pat bedugnė, betgi nenuslysi, klaidus gal kelias, betgi nepaklysi. Minutės skaudžios, kai mirtis artėja, pabūgsta siela Dievo mūsų teisėjo. Marijos vardas ją tuomet ramina, skaisčiausia viltį mirštančiam gaivina. Marija Dievo motina mergelė, padėk sielai rasti dangų kelią, išmelsk mums laimės ten doriems žadėtos, ir su šventaisiais leisk tavim žavėtis. Išmelsk mums laimės ten doriems žadėtos, ir su šventaisiais leisk tavim žavėtis. Dėkoju Angelijai, dėkoju Audrai. Ir aš galvoju, kadangi esam šiltoj aplinkoj, taip mielai klausotės, bet vis tiek reikia užbaigti, bet mes galbūt tada galime ir sukalbėti Viešpaties angelo maldą, ar tai bus galbūt kai kam ir malda prieš miegą. Taigi, Viešpaties angelas apreiškė Marijai: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus. Štai aš Viešpaties tarnaitė. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Ir žodis tapo kūnu, gyvena tarp mūsų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Amžinai atilsį duok mirusiems Viešpatie, žinoji šviesa jiems šviečia, tegu ilsisi ramybėje. Viešpats su jumis, tai palaimina jus visagalės Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Eikite ramybėje.